Žmogus užduoda klausimą žinutei. Klausimas yra standartinis, kaip ir visi, kaip visada. Dėl to aš jį atsakau ne žinutei, o postu visiems. Kodėl? Todėl, kad klausimas yra užduotas blogai, nepilnai, man reikia aiškintis dar 2 valandas ir aš ne vienam neatsakinėsiu. Vienam ten atsakiau visai kitokius techninius dalykus, kur atskirai klausiu. Ok, mes padiskutavom. Bet čia yra bendras klausimas, visas man čia netilps į 1,5 minutės į Reelsą, tai visas nueis į YouTube ir už tokį atsakymą galiu ir pinigus paimti mikrofonui. Nes dabar su mikrofonu kalbėčiau, telefoną pasidėsiu ant stalo ir galėčiau pasakoti. Tai, žiūrėkit. Moteris klausia, matau, kad pas jūs augalai bujoja, labai švarūs, jei nepaslaptis, kiek laiko paros bėgiai gauna tiesioginį dirbtam švietimą. Atsakau, 10 valandų. Aš jau kokius 2 mėnesius vargstu su įvairiausiais dumbliais, nerelaksas kažkoks fesko jausmas žiūrint. Suprantu, ir aš tokių turėjau. Apšvietimo negauna daugiau kaip 8 valandas, nebūtinai tai yra gerai. Vandenį keitinėjau, filtrą valau, stiklus periodiškai, šeriu žuvis atsakingai, bet su tais dumbliais viskas tik blogyn. Bandžiau vieno profo patarimo 2-3 paras visai be šviesos palikti, tiek florą, tiek fauną, bet efekto jokio. Manau, kad efektas buvo blogas. Esu pylus priemonės prieš dumblius, bet nesuveikė, aišku. Ir ar yra vilties, kad tie parazitai kada liausis bujoja? Pirma, dumblis nėra parazitas. Antra, klausimas yra užduotas blogai. Aš nematau akvariumą. 90% galėčiau pasakyti pamatęs akvariumą. 99. Matai, stiklai žaliuoja, stiklai ruduoja, tada žinai, ar daug šviesos ar mažai. Gal šviesa yra labai stipri ir bujoja siūlinis. Aš nežinau, apie kokius dumblius jį kalba. Jie parašė bendrai žodis dumblis, bet aš nežinau, ar tai kladofora, ar barzda, ar diatoma. Nežinau, klausimus užduos blogai, dėl to aš su ja nesiaiškinu, o rašau bendrai. Ji pati tegul išsiaiškina. Jeigu akvariumas stiklai daugiau žaliuoja ir pastoviai žaliuoja, reiškia šviesos yra per daug, reiškia mažinti laiką, o jeigu jie ruduoja, reiškia šviesos yra per mažai, reikia didinti laiką. Idealus laikas tropiniams augalams 12 valandų. Kada reikia jungti šviesą lauk ir laikyti 3 paras? Kada vanduo žaliuoja. Žydi ir kada želia daug žalio dumblio. O jeigu tai rudas, tai jūs dar sustabdėte deguonies gamybą. Bet pagrindinė problema, kaip ir visada, čia yra vienam raktažodį, 2 žodžiuose. Žuvis, 3. Žuvis šeriu atsakingai. Tas atsakingai mano tėvukas supratimu būdavo šerti tiek, kad maistą rūktų. Ką tik mailiukui netrūktų. Ir nuo to jie išdvėsė. Iš 600 liko 30. Aš dar vieną dalyką nematau. Kiek augalų? O žinot, kas būna naujoko akvariumuose? Taip 99%. Žuvų prisipirka už 50 eurų. Bet augalus 3 daigus už 5 eurų. Ir augalų masė, nespėjusi dar įsiaugti, yra 5 kartus mažesnė negu žuvų masė. Nesvarbu, kiek tu jas šeri. Bet jų išmatų ir šlapimai yra daug daugiau negu augalų, kurie galėtų suvartoti. Aš nematau akvariumą, bet manau, kad čia yra ta pati problema. 3 daigiukai nespėja suvartoti žuvų šūdo. Kokias išeitis? Žiūrėkit, jeigu mes paimsim dabar, paliksim nieko nekeisdami tos pačius dalykus, vandenį, šviesą tą pačią, bet iš ten išsemsim lauk visą žuvis, po mėnesio dumblių neliks. Kodėl? Nes neliks šūdą. Problema yra žuvų ir augalų santykyje. Augalų per mažai reiškia reikia prisodinti 1/3 pilną akvariumą didelių iki viršaus augalų, kad jie spėtų tą šūdą suvartoti. Pasibaigs problemas. Filtras srovė uraganinė. Ją reikia mažinti iki minimumo. Burbulėtoriai, kurie srautą dar sukelia, irgi mažinti. Didelė srovė ir daug organikos padaro malonumą dumbliams augti, o augalai nespėja. Mažinam žuvis. 2/3 jų parduodam, liek mažiau šėrimą, įsiauga augalai, įsibujoja, tada prisileidžiam daugiau žuvų. Viskas.